Ar pamenate Miglę ir Kasparą įsigijusius būstą už 100 000 eurų? Pažiūrėkime, kaip pasikeitė jų grynoji vertė per 2 metus nuo būsto įsigijimo. Automobilis, kurį jie turėjo, nuvertėjo nuo 5 iki 3 000 eurų. Būsto, kurį jie nusipirko, vertė pakilo nuo 100 iki 110 000 eurų. Per 2 metus Miglė su Kasparu padengė 5 000 eurų paskolos ir bankui dar yra skolingi 75 000 eurų. Vertinami dabartinę situaciją matome, kad šeimos grynoji vertė per 2 metus pasikeitė. Ji padidėjo nuo 25 000 eurų iki 38 000 eurų. Šeimos turtą dabar sudaro 113 000 eurų, o šeimos įsipareigojimus 75 000 eurų. Ši istorija parodo, kaip gyvenime dėl mūsų atliekamų pasirinkimų keičiasi mūsų grynoji vertė.